Sveiki, šį kartą važiuosime su elektriniu dviračiu NGV EP2 Pro į Savanorių kalną. Kadangi šis kalnas nėra status, tiesiog galima bus pažiūrėti šiame video per kiek užvažiuosiu į šį kalną, į Savanorių kalną Kaune. Kokiu režimu, tai yra 5 režimu ir neminant ir laikant pastovų ant kruizo. O dabar galite pasigrožėti vaizdais ir skaičiuoti, kiek yra pakeliai medžių ir stulpų. Šio video aprašyme galėsit pasižiūrėti, kaip minėtam dviračiui sekėsi įveikti kitas Kauno įkalnes, tai yra Žemaičių įkalnę, Parodos kalno įkalnę bei Molekalnio kalno įkalnę. Taigi, minėtą kalną įveikėm per minutę ir šiek tiek, daugiau nei minutę, praktiškai daugiau nei minutę. O kokiu elektriniu dviračiu važinėjate jūs ir kaip su juo įveikėte Kauno ar kito miesto įkalnes? Parašykite komentaruose.